Kai po gero pavasarinio lietaus žvelgiai kylančią miglą ir pajunti neapsakomą palengvėjimą, supranti, tokio paties palengvėjimo jau laukia ir pasibaigus mokslo metams. Nes šie mokslo metai tikrai buvo neeiliniai. Kupini daugybės išbandymų ir netikėtų posūkių, daug galvos skausmų ir klausimų, kodėl atsidūrėme čia, kur atsidūrėme. Na, nieko nepadarysi. Belieka tam kartui tiesiog sukasti dantis ir pasiekti finišą. Nes, kaip mėgstu sakyti, bloga patirtis taip pat patirtis. Tiesa, iki visiško finišo dar turime porą atsiskaitimo savaičių, bet tai palyginti su visais metais jau gilytės. Atsisveikinsime su mokykla, su kuria šiemet bendradarbiavome ir kelsime sparnus kitur. Na, o kol dar sparnų nepakėlime, užfiksuokime, kokio grožio šiemet buvo gegužė. Vaikus tuo tarpu labiau džiugino ir vėl išsiritę viščiukai. Šiemet tokių turėjome virš 60, taigi užteko švelnumo kamuolėlių visiems. Bambiesikai. Mes turbūt dar niekada nelaikėm 3 dienų viščiukus lauke. Turbūt. Niekad nebuvo tokie šilti orai, matai. Aha. Vis tik orams gerai įšilus viščiukus nukonkuravo draugai. Tuoj buvo ištraukti visi iškilavimo reikmenys, užkurtas laužas, susiorganizuotos dešrelės bei kiti priedai ir šiltasis sezonas buvo atidarytas. Apie Batutą turbūt jau net nereikia sakyti, nes jis yra pagrindinis mūsų kiemo traukos centras. Draugų ant jo netrūksta nei savaitgaliais, nei vidury savaitės. Keičiasi tik šokinėtojai. Linksmiausia veiksmo dalis prasidėjo tuomet, kai tėtis prailgino laistymo žarną. Ir jį ėmė siekti ne tik laistomą daržą, bet ir batutą. Iki pilnos laimės atrodo vaikams nieko nebetrūko. Na, nebent šiltos arbatos, kai vakarop vaikai likdavo šlapi iki siūlo galo. Batutas su paleista vandens srove populiarus ir vidury savaitės. Kiek pabuvę prie mokslų, vaikai tuoj lekia pravedinti galvų ir atsivisinti po šaltų dušu. Palauk, daug man perėjo. Iki tol, kol negalėsi peršok, daug šiau. O tai vas. Nu jau čia bus per aukštai. Toliau, ne, tai vas. Ne, truputėlį aukštai. Va. Palik tokį. Va? Man įdomu, ar aš peršok. Lietulį, nulaikyk tiesiai. Deja, gegužioras ne visada lepino. Tokiais momentais leidome laiką su draugais namuose. Raudona.
Sukis. Nugaros, jeigu gali. Tai tu gali persisukt, gali Atsistot ir tą koją iškišti vadimą. Taip pat turėjome galimybių papramogauti ir kitur. Vieną dieną draugai pakvietė kartu praleisti laiką lazerių arenoje. Magdė pasišaudyti nepanoro, tuo tarpu mudu su Liutauru bei kita mama su savo sūnumi nepasigailėjome pasirinkę tokią pramogą. Buvome 2 komandos – vaikų ir mamų. Nepatikėsite, bet pirmą raundą mamos laimėjo. Deja, fizinėms jėgoms senkant, o ir vaikams vis geriau perprantant žaidimą, finale laimėjo jie. Buvo daug juoko, daug klausimų. Pavyzdžiui, mama, kaip tu taip taikliai šaudai? Daug temų pokalbėms apie rankos akies koordinaciją, patirties svarbą įvairių įgūdžių lavinimą. Žodžiu, nors buvome kiaurai šlapino prakaito, pramogą užskaitėme. Ir net nežinau, ar ji labiau patiko vaikams, ar mamoms. Kitą kartą vėl gavome kvietimą kartu nuvykti aplankyti Comic-Con parodą Litexpo centre. Aš pati žalio supratimo neturėjau, kas tai per paroda. Tačiau vaikai bandė įtikinti, kad tai pati geriausia gamerių paroda ir jie labai jau ten nori nuvykti. Na gerai, sakau, pažiūrėkime. Nežinau, ar čia mūsų introvertiška natūra koja kiša, ar šiaip bendras tokių parodų nesupratimas, bet pabuvę porą valandų ir apėję visus paviljonus, nuoširdžiai nesupratome, ko ten žmonės susirenka ir už tai dar tokius pinigus moka. Gerai, kad bent vieną žaidimą turėjo berniukai progą išbandyti, bet šiaip prie daugumos ten buvusių kompiuterių prasibrauti nelabai buvo įmanoma. Pavieniai gameriai prisikasė iki jų, mano akimis žiūrint, tiesiog prilipdavo prie jų valandams. Et, ne man suprasti tokias parodas. Numojome ranką ir išvykome verčiau į Vingio parką. Vingio parke tiesa šį mėnesį lankėmės jau 2 kartą. Gyvenant už miesto vaikams kartais pritrūksta tos saugios asfaltuotos erdvės prasilėkimui su riedučiais ar paspirtuku, dviračiu. Mama, su nematomu paspirtuku važinė. Gerai. Aš tave. Aplenksiu. Šitas aparatas jau reikalingas. Geras, ne? Liutauras dabar čia duosis. Kas čia vyksta? Čia driftinimai vyksta. Linksmieji kalneliai. Ir įsitraukė riedutininkė Magdalena. Ir dabar aš jos pradėjau. Magdalena. Mes dabar skaitom knygą apie partizanę Magdę. Šiaip jinai nemėgsta, kai ją Magdalena pavadinė. Mama, gelbėk! Gerai. Avarijos nesukelti. Papramogavus ir prisibendravus geriausia vieta – namai, kur galima atsipūsti ir savomis veiklomis užsiimti. Todėl Magdė vėl pilna idėjų suskumba įgyvendinti savo naujų projektų. Nusipirkus ryklio kostiumą, kelias dienas mums čia visokius pasirodymus rengia. Pradedam savaitgalio pasiūlymus! Kaukės visokias darė. Jau norėčiau padovanoti va tokį gražų, va tokį gražų šipetėlį, kad išsivalyti savo va tokį dantų krapštuką. O lietuvių kalbos mokėtės, senė? Jo, Tai sakyti reikia, kad išsivalytumėte, o ne išsivalyti. kad išsivalytume dantų krapštuką. Žaidė su savo turimais žaisliukais. Kas čia yra? Čia premium mokiniai. O ką reiškia premium mokiniai? Premium, Išskirtinį. Pavyzdiniai. Jie labai geri.
čia prezidentas mūsų žaislų prezidentai. Va, čia prezidentai, o čia tiesiog jo Kazytės draugai. O, čia kokie geri mokiniai? Jo, jie tiesiog irgi čia. Graužtukas iš jūros grįžo? Ką tik iš kurorto, iš Dubajaus. Magdė mūsų namuose yra ta, kuri moka užkrėsti visus gerą nuotaiką ir įtraukti į nesibaigiantį gyvenimo spektaklį. Nenuostabu, kad tai dažnai persikelia į mokslus. Ir jei anksčiau vis bandydavau ją grąžinti į normalų, taip vadinkim, mokymosi būdą, pasitelkdama visokias pratybas, vadovėlius ir standartinės mokymosi priemonės, šiemet galiausiai visai pasidaviau. Pradėjusi daugiau domėtis ADHD vaikais ir jų mokymosi iššūkiais, atrandu vis daugiau įvairių resursų sukeliančių vaikams neatmetimo reakciją, bet norą įsitraukti. Šį mėnesį tokiu atradimu man tapo wordwall.net svetainė, kurioje paguglinus pagal konkrečią man reikalingą mokomąją temą, radau tikrai labai gerų mokymosi resursų tokiems vaikams kaip maniškiai. Taigi, čiupome lietuvių gramatiką ir matematikos temas už ausų. Aha, tai ar daiktavardis, ar veiksmažodis? Voras daiktavardis teisingai. Lieka. Miegodavo. Veiksmažodis teisingai. Ką veikdavo, miegodavo. Žiaurus. Būdvardis teisingai. Na. Traukinukas pasislėpęs. Greičiau traukinuk, važiuok, greičiau. Veiksmažodis. Žiūrėk. Ir tik teisingai tam. Jo, įdomiai. Čia matai, tau laikas baigėsi ir kiek spėsi pažymėti per tą laiką. Teisingo. O, šaunuolė. Oi, tą norėjau paspausti. Jo, va išvark, dar klys, karvė yra vis. Aha. Nu, kas bus kreipinys šito atveju? Matai? Va, senelį, pasek man pasakė. Magdai taip patiko toks formatas, kad net pati atsikėlusi iš ryto vieną dieną atbėgo pas mane, prašydama rasti kokią nors užduotį. Taip mes įveikėme kalbos dalių, elementariausių skyrybos taisyklių ir kai kurias matematinės temas, kurios prieš tai buvo siaubas baubas. Prisiminkite, čia yra pusė. Pusė obuoliuko. O štai čia yra pusė. Ir čia yra pusė. Ir čia. O čia yra pusė. Nagi, nu pažiūrėsim, ar įsidėmėjai pamoką. Taip, šiandien aš jums papasakosiu, kas čia per figūra. Nu, papasakok, kas figūra. Šitas, pirmiausia, papasakosiu šitas. Nu, galėtų man tiesiog nedėti, o tiesiog papasakot, kas yra. Ne, Taip. tai palau. Nu, teatro fėja, va, imk. Gerai. Pradedam nuo elementariausio dalyko, kad mes visi turi žinoti. Taip. Tai yra kvadratas. Nes iš karto į kvadratą. Taip. Po kuo jis išsiskiria kvadratas iš kitų figūrų? Dėl to, kad pas jį yra 1, 2, 3, 4 kampai. 4 kampai, kas dar pas jį yra? Pas stačiakampį irgi 4 kampai. Jis lygus kampai visi vienodo ilgio. Kampai ilgio? Sienos vienodos. Visos kraštinės. Visos kraštinės vienodai ilgio. Šaunuolė, visos kraštinės, nepainio. Kampai yra kampai ir status kampai. Taip. Nes rombo, pavyzdžiui, irgi kraštinės vienodos, bet kampai status. Liutauras, pamatė, su kokiu entuziazmu Magdė čia mokosi, irgi atėjo išbandyti savo jėgų.
Deja, Liutauro impulsyvumas ir perfekcionizmas kišo jam koją ir jis greičiau susierzindavo nuo tokių užduočių, nei pamatydavo jose naudą. Taigi jam teks ir toliau ieškoti kitokio formato. Gerai, tame, kas liko, surask yra kas. Vietrai, man labiausiai vietrai. Jie visi tinka ten. Jau kažkas. Ai, tu ten neseserims, o seserimis. Aha, ne taip perskaitai. Pasitikė seserimi. Čia tu netai perskaitai. Tu taip man pasakei. Tavo dėka taip įdėjai. Arkliui, kam arkliui? Baig pasakinė. Tai aš tiesiog pamiršau. Prie klausimo visada galite pridėti kitą žodį, kuris būtų aišku. Čia mažiausia. Tai surasim. Ko sąnus? Nebenori. Zožėmis. Kai kurie dalykai jam jau tampa per daug vaikiški, nors pagal skaitomas knygas to ir nepasakytum. Nevalos Berčio serija ir Sibiro haiku vis dar mėgstamiausios knygos. Tiesai kalbėjau vaikus paskaityti Marcinkevičiaus ir Itagaki knygą Mergaitė su šautuvu, kurios pagrindinė veikėja Magdė. Visai bebaiginėjom ją kartu skaityti. Įtrauki, paveiki, užskaitom. Tik gerai pajudėjus galima vėl ramiai atsisėsti prie stalo. Pagalvok, pabandyk žodžių panašių pažiūrėti, kaip mergelė, vėjelis. Yra priesaga L. Na gerai, nežinau, prisipažino Kiškis. Tiesiog pasakiau baisiausius žodžius, kokius tik įstengiau sugalvoti. Meška išnešė paslaptingą gyvį į krantą, apvertė aukštyn kojoms ir palaikė, kol nuvarvėjo vanduo. Gyvis kostelėjo. Arba, užsikabinus už kokios įdomios temos, prisiminti, kad kažkada esame darę įdomių eksperimentų. Tad Magdė tuoj skuba į virtuvę eksperimento kartoti. Pasakau. Taip, šitas eksperimentas nuo roboto. Pirmiausia, įdedam va tokį piltuvėlį. Turim piltuvėlį, gerai, neturim blogai. Jeigu dabar turim įdėti sodą, įdėsim gerai, jeigu nėra blogai. Ne per mažas piltuviukas, prabėgs pro jį. Ne, aš robotas, aš viską išmanau. Tai išmanusis robotas. Kažkaip tai galvoj trupčioje. Reikia kitokį. Reikia įdėti vartokį vartuvį. Reikia įdėti berdukus ir uolą. Opa. Dabar. Įdėti berdukį soda. Gal užtenka? Aš robotas, aš viską išmanau. Išmanyta jau to. Dabar ne, kažkas galvoj stringa. Reikia jį išeibti ir įdėti ant į butalo su supermantynu. Čia yra viduj astas. Astas ir astas. Labai skanu, reikės atsigerti. Uždedam ir dabar atidiks magiją. Opa, supilam ir jis pucasi. Ir gaunasi antistresas. Po to jeigu kai įsilsi. Aš maišau obuolių actą. Su kuo? Su va tokia soda. Ir kokia reakcija įvyko? Soda. Kokia reakcija? Alkoholio soda. Oi, net žiūriu. Ir kokia reakcija įvyko? Įvyko reakcija. Kaip jinai vadinasi? Tai vadinasi cheminė, oi, vėl net ant žiūriu. Tai vadinasi cheminė reakcija. Ir kas su kuo sureagavo? Balonas su butryku.
Soda su actu. Taip, ir kodėl balionas išsipūtė, kas čia atsirado? Čia atsirado pripūstas balionas. Dujos, išsiskyrė dujos cheminės reakcijos metu. Išsiskyrė dujos. Ir tos dujos netilpo į butelį. O dabar robotas nori nuimti. Tai paliesiu vandenį. O nuodingos dujos ten viduj? Ne, ir galima gerti. Dujas? Jo. Įkvėpti jas galime. Robotas trupučiuką apsileisti. Baigėsi. Kad viską galėtume suvaldyti, vis dar naudojame užduočių vedlį, kuris mums tarnauja ir kaip tvarkaraštis, ir kaip planuoklis, ir kaip pagalbininkas nepamiršti, jog šalia pramogų ir pamokų yra dar ir pareigos. Jas vaikai paprastai pasirenka pagal nuotaiką ir situaciją. Susitvarkius, papramogavus, pavasarinėje saulutėje sušilus, jau žiūrėk ir nuotaika pakyla. Šiemet tikrai jau labai džiaugiamės, kad mokslo metai pagaliau į pabaigą.